Labas rytas, gerbiami susirinkusieji, gerbimieji prelegentai, gerbiami konferencijos dalyviai, svečiai, Lietuvos televizijos žiūrovai, nes ši konferencija yra tiesiogiai transliuojama per Lietuvos antrąjį televizijos kanalą. Pradedame mūsų tarptautinę istorinę konferenciją Istorija ir atmintis. Sovietinė praeitis 1953–1990 metai. Šios konferencijos tikslas yra pristatyti Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinių okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti užsakymų atliktus naujausius mokslinius tyrimus ir kartu su kolegomis iš kitų šalių paanalizuoti bendrai, kaip sovietinis okupacinis režimas paveikė okupuotas šalis ir jų visuomenės. Šioje konferencijoje pagrindinai bus nagrinėjamas laikotarpis po Stalino mirties, kuris yra mažiau tyrinėtas, mažiau analizuotas ir kurį dėl nesupratimo, o kartais ir sąmoningai bandoma reabilituoti ir pateikti kaip visai normalų ir netgi Lietuvos klestėjimo laikotarpį. Girdi, buvo statomos gamyklos, tiesiami keliai ir jokių nusikaltimų prieš piliečius, prieš Lietuvos gyventojus nebuvo. Manau, kad per 2 konferencijos dienas istorikai pateis daug įdomių ir iškalbingų faktų apie tą laikotarpį. Aš tik noriu paminėti vieną, kad remiantis Justo Paleckiu pasirašytų LTSR aukščiausios tarybos prezidiumo 1957 m. sausio 21 įsaku, tremtiniams ir politiniams kaliniams buvo uždrausta grįžti į Lietuvą, o nepaklususiems šiam įsakui buvo numatyta pridėti dar 5 metus tremties. Aš pakartoju, kad tai įsakas, kuris buvo išleistas 57 metais. Daug metų po Stalino mirties ir štai šitų ir kitų sprendimų dėka lietuvių procentas Gulago lageriuose nuo maždaug 3,5% 53 metais išaugo iki beveik 29% 57 metais. Tai štai tas laikotarpis, kuris dažnai bandomas pateikti kaip ir be nusikaltimo. Taigi šioje konferencijoje istorikai, sociologai, politikos mokslo atstovai, žurnalistai ir kiti profesionalai iš Lietuvos ir kitų šalių diskutuos apie režimų nusikaltimus Vidurio ir Rytų Europoje, pasipriešinimo slopinimą, žmogaus teisių pažeidinėjimą, normalių socialinių ir ekonominių santykių žlugdymą, sovietinį palikimą po formalaus totalitarinės sistemos žlugimo. Aš manau, kad mums visiems bus puikia proga daugiau sužinoti apie skirtingų šalių patirtį okupacijos metais, galimybę apsvarstyti kartu, kaip stiprinti Europos valstybių piliečių žinias apie Europos istoriją, suvokimą apie totalitarinių režimų padarytus nusikaltimus, skatinti plačias diskusijas apie šių režimų priežastis ir pasekmes ir taip pat labai svarbu kalbėti, kaip šviesti jaunimą, mūsų jaunąją kartą čia Lietuvoje ir Europoje, kad ES šalių politinės sistemos būtų apsaugotos nuo tokių radikalių ideologijų įtakos. Ši konferencija yra organizuojama atsiliepiant į Lietuvos Respublikos Seimo nutarimą šios metus paskelbti netekčių metais ir įgyvendinant tarptautinį projektą Istorija ir atmintis. Šio projekto partneriai yra Lietuvos Respublikos Seimas. Dėkojame Seimo kancleriui Jonui Milleriui ir visai Seimo komandai, kuri padėjo šią konferenciją organizuoti, kad būtų maksimaliai patogiai tiek pranešėjams, tiek jos dalyviams. Kartu bendradarbiaujame su mūsų užsienio partneriais, Čekijos Respublikos totalitarinių režimų tyrimų institutu ir Rumunijos tremčių atminties ir komunistinių nusikaltimų tyrimų institutu. Ši programa taip pat yra remiama Europos komisijos ir dalinai finansuojama programos Europa piliečiams. Visa konferencijos programa yra suskirstyta į atskiras sesijas, kuriuose
pasisakys po 3-4 pranešėjus, kurių temos bus kažkuria prasme artimos viena kitai, tai bus skirtingos perspektyvos į tuos pačius klausimus. Po to mes turėsime klausimus, atsakymus, diskusijas. Taigi, dabar noriu pradėti pirmąją mūsų konferencijos sesiją, kuri vadinasi Europos atmintis ir sąžinė. Ir šioje sesijoje garbūs prelegentai daugiausiai kalbės apie tarptautinį totalitarinių režimų nusikaltimų įvertinimą, tinkamą tų nusikaltimų pripažinimą, aukų pripažinimą aukomis, nusikaltėlių paskelbimą nusikaltėliais. Ir man be galo yra malonu pakviesti pasisakyti mūsų pirmąjį konferencijos pranešėją, Europos parlamento narį, profesorių Vytautą Landsbergį,